Labą rytą. Tai visgi susitinkam šiandien ryte, sekančią dieną. Draugas nevažiuoja, važiuoju vienas, pabandysiu dar. Važiuosim prie to pačio ežero, tik į kitą vietą bandysim, ten gal geriau bus. Nors man visur vienodai, visur labai gerai kimba. Ne. Ok, susimatysim vietoje. Einam bandyti. Šnekėjau su žmogum vienu. Sakė, labai drumzlina. Drumzlina. Tai nieko nepagausiu, tipo. Bijau, kad tai tiesa. Bet bandysim vis tiek. Nesibaigė tragiškai. Krantas labai užsinešęs, einu į kitą. Pažiūrėsim, kaip kitam plotelį bus. Čia biškį gražesnė. Kaip sakygiu, kad bairių vėl nebūtų. Iki pat viršaus prisėmiau, bet į vidų neprabėgau. Čia nėr ko brist. Ok, supratau.
Mėgsime kampą. Ai, šiukšlių pilna. Keičia maslą su tokiu. Viena šitą, gal mažesnį užsidėti. Kaip tik turiu nusipirkęs mažesnių naujų savo žgir. Atrodo neblogai. Pabandom. Plaukia gražiai. Šiandien. Mažesnis iš karto išmest nebemoku. Varlytę padariau. Keičiam. Pabandysim va tokį vat. Šiaip jei kas nežinojo, tai čia mano pirmas sezonas spiningaujant. Tai aišku, nieks nežinojo. Fideriaujant irgi praktiškai pirmas. Meškerius nusipirkau pernai, bet gal vieną ar du kartus tik buvau išvažiavęs. O šiaip į kitų meškerių nusipirkimo į metus kartą du būdavo, kad pažvėjoju. Ir tai pastoviai reikėdavo YouTube'ai žiūrėti, kaip kabliuką surišti, kaip sistemą surišti. Nes neturėjau menkiausio supratimo. O dabar pažiūrėkit, profesionalas. Žuvis eina viena po kitos. Gal kada nors. Bet kai neturėjau meškerių, pasiimdavau tėvą labai senas padėlkines su kažkokiom neaiškiom sistemom ir taip pagaudavau. O dabar nusipirkau naujas meškeris. Žuvies nėra. Šiais metais tik porą žvejybų turėjau dugninių, kur pagavau žuvies. Bet ir tai ne į dydį, o į kiekį tik. Tai galima sakyti, kad šie metai labai geri. Tik prasidėjus spiningavimo sezonui buvau 2 lydžius pagavęs. Vienas pabėgo, bet ir viskas. Visi metai sausi. Pirmom dienom pavasarį pagavau. Per pusę valandos 3 lydžiai, vienas pabėgęs. 2 ištraukiau, vienas pabėgo. Ir iki dabar neturėjau nei vieno kibimo ant spiningo.
Keičiame locationą. Nu, ką čia gero. Ai. Čia tai užkybo. Opa. Geras laimikis. 100 kilų. Oi. Dirba jį atrodo. Ko nekimba? Tikrinam, ką rodo programėlė. Ta kimba, nekimba šiandien. Kokia ten programėlė? Neatsimenu. Radau. Lydekos. Biškį rodo. Kaip prastai. Mano mažėlį užsidėti. Gal ant šito kažkas. Mažesnis kartais iššoka, matau. Ir tiek šito. Šąla makufelis. 5 laipsniai. Vėjukas biškį pakilo. Nestipriai, bet biškį. Bet ir jaučias iš karto. Kažkas plaukia. Kiek kliovas? 0. Aš vakar visą dieną skaityt pramėčiau, nei vieno kliovo neturėjau. Aš vakar vakare irgi ten buvau. A? Vakar vakare ten buvau ant kampo, tai irgi nieko. Sakau, visą dieną vakar, ryte, per pietus vakare iki tamsos, vapšė, nei kliovo. O penktadienį, nu ką žinau, kur aš paten visą laiką stoviu, šamą įkirtau. Šamą? O. Jo, bet nuvyko koks metras su virš iki valtės ir karabinas neišlaikė. Ai, so. Nu, ilgis maždaug apie 1,20 m kažkur buvo. Oi, tai jau geras. Tai čia ne viena, aš ten vieną pagavęs 13, o čia iš Vandžiogalas pažįstamas jį čia ištraukė 11. Tai čia ir šamų yra, reiškia. Oi, patikėk, kokių jų yra štangų. Jo manevruot. Bet čia pagrindė reikia suvalti. Tai jo. Nes taip tai čia. Turėjau su draugeliu varyti su valtim, bet apsigalvoja tai. Va, pavasarį tai dar gali iškrintų, bet taip tai dabar ant rudens reikia suvalti. Aha. Nes čia pagrindė va šitoj vietoj, ten va toliau irgi duobė yra, nes aš čia vietinis. Jo. Čia, ten duobė, bet viskas reikia valti. Aha. Bet taip tai gali papult, aišku, bet Sunkus variantas. jo, sunkus variantas. Nu, gamtoj bent jau pabūsiu.
O ant ko ant gumų daugiau eina? Šamus gaudau. Aš nežinau, kaip jo pavadinimas, čia man draugelis atvežė, tai pagrindė ant jo. Aha. A tai buvo, šamas užkydęs dar neturėjom ant ties vakar, tik atvežė, tai raudona balta. Aha. Tai raudona balta čia pagrindė lydekos eina. Raudona balta, patikėk, iškart pat turi dėtis raudona balta. Gerai, keičiam. Jo, čia žinok, pagrindas eina raudona balta, ant lydekos tai tikrai raudona balta. Tada iškart keičiam. A few moments later. O ten yra priėjimas? Yra. Tai turiu kažką, bet nepakinu. Audžia, blėt, viską. Žmogelis kažką turi. Sakė, neatkelia. Kaip čia dabar nueiti? Tik atplaukė 10 minučių visą. O aš kiek čia 2 valandas. Oi. Ką šamas? Lydeka kokių 3 kilogramų. O. O. Dabar ir išbandžiau tą naują. Tai va čia, šitaip ir iš šono, čia yra va ta vieta, yra vaga ir yra toks va. Aš visą laiką čia atplaukiu arba lydeka, arba starkį, tai čia pastovi. Vakar čia mėčiau nieko, o šiandien sujudėjau. Žiūrėsim, gal daugiau yra. Yra, tikrai ne viena yra. Prie galo. Britkelių neturiu, čia gerai bris būtų. Jo. Nu čia labai giliai neįbrisi, nes čia turi kokie va metrą paeiti ir iš karto. Skardis jau štai. Bet grinai nu dugną. Dugną sudini, patraukia, dugną sudini, Aha. patraukia, tada kalį. Čia mes prieš kelias savaitės su draugu buvom išplaukę. Visur apiplaukėm, visiškai nieko. Nu tai sakau, aš vakar visą dieną pramėčiau nieko, vapšė. O šiandien, apie kalą, bet nei vieno žvejo nematau. Nu, šiandien kažkaip nėra. Kad vakar buvo žvejų pilnas, žinok, niekas nieko nepagavo, nes aš čia gaudžiau vienas kitas atplaukė paklausė nieko. Nu, dar geriau, kai nieko. Jo. Šiemet tik tai šamas sujudėjo, bet kažkaip niekas čia negaudė, dabar sujudėjo, tai kaip turi. Aha. Nu, šiemet kažkaip daug kas šamus gaudo. Žmonės nebuvo, kad vienas žvejys pasakoja, tai ten ištraukė, tai sakė, dėsė vos į bagažinį jų. Ai, buvo. Jo, pirto. Neužsipirto.
važiuoju. Ne. Neimsit? Ne. Paskui va šitoj vietoj. Nu va ten va tas kampas vačiavo irgi. Aha. Vietoj duobė ir šičia. Čia va kai buvo tai čia galima pamėtint. Nes čia gerai ilgokai reikia pramėtint, nes yra duobė. Ir ten, bet aš ten nežinau, ten toliau galima daryt, bet turi britkelnes turėti. Aha. Bet ten, nu pabandyk nuveikt, bet man atrodo nesveiki. Ten irgi gera duobė yra. Reiks pasižiūrėti, jo. Žmogus atplaukė, 10 minučių, ištraukė lydį, dar pamėtė, dar vieną kibimą turėjo ir išvarė namo. 3 valandas jau mėtau. Nieko. Ai. One minute, 37 seconds later. Einam ieškot laimės dar toliau. Ne, čia nevarkė. Čia irgi nelabai. Bet reikia bandyti gal. Ką žinai, ar dar čia rasti kokį vietą. Kas čia? Nieko geriau nesakykit. Kas čia vyksta? Šabakštynai, kopūstynai. Šabakštynai, kopūstynai. Kažkokia gyvūnėlė eita. Ne kanopinė. Kažkas plaukioja ten, matau. Pora mašinų. Oi. Dar kažkas plaukioja. Kažkas dar skamba. Tiesiog lendam į visas skylės jau. Ну все, žvejyba baigta. Pramėtyta 4 valandos. Kliovo daug, lygiai 0. Eilinė žvejyba mano. Kažkas atplaukė su valtim 10 minučių ir turi lydeką. Kažkas atvažiuoja su mašina, eina pakrantę, mėto 4 valandas.
ir turi 0 kibimų. Все, пакуюсь. Давай.